Ši žiema išties moka nustebinti. Prasidėjusi lyg vėlyvas ruduo, savo kulminacinėme taške, ji atsiskleidė seniai mūsų kraštuose regėtų grožiu ir atšiaurumu. Tačiau tuo ir žavi mūsų kraštas – kontrastais. Ir nors žiema dar visai neseniai demonstravo savo jėgą, netrukus galbūt jau vasaros viduryje jos imsime ilgėtis. Dabar atėjo metas atidengti storą sniego apsiaustą ir pasitikti po žiemos snaudulio atgimstančią gamtą, o kartu ir patiems pabusti iš trumpos anabiozės. Ne veltui klaipėdiečiai šiandien rinkosi teatro aikštėje. Šių metų užgavėnių šventė buvo perteikta per humoristiškai teatralizuotą metų vestuvių temą. Organizatoriai Klaipėdos etnokultūros centras tradicinę žiemos varymo šventę pateikė kaip išskirtinį ir šmaikštų vestuvių ritualą, kuriame susituokė fiktyvūs pasaulinio garso nuomonės formuotojai Ale Instagrame ir Mukas Facebookas. Ši tema su šypsena ir ironija kvietė pažvelgti šiuolaikinių vestuvių kultūrą, jų socialinį aspektą, dėmesio siekimą ir netikėtumus. O egzistencinis persikėlimas į virtualybę išties tapo šiuolaikinės visuomenės paradigma. Ir mes šiame renginyje stebėjome, kaip garbaus amžiaus moteris, net nereaguodama į apsaugos darbuotojų prašymus netrukdyti renginio dalyviams patekti į sceną, stengiasi užfiksuoti kuo geresnį kadrą savo telefonu. Nes kaip pati paaiškino, vėliau šiais kinematografijos kadrais privalanti pasidalinti su savo sekėjais socialiniuose tinkluose. Tad tokiame kontekste ir šių metų užgavėnių tema labai jau atitinka tikrovę. Kaip ten bebūtų, šventė išties pavyko. Ir žinome, jog kuo triukšmingiau ir linksmiau švenčiamas užgavėnės, tuo greičiau pasitrauks žiema. Ar šiemet pavasaris ateis greitai, pamatysime jau netrukus. O mes kviečiame pasižvalgyti po šias apeigas ir pasidalinti šventinę nuotaiką. Gal ir iš jūsų kiemo sparčiau pasitrauks storas sniego apklotas. Na, o jeigu ir ne, tai tokios šventės bent jau užtikrina bendrystę, sekmadienio pramogą, o sudeginta morė, beje, suteikia šilumą susirinkusiems. Dar sugrįšime.